Šiandien laidoje matysite. Diagnozė infarktas. Prieš gerus metus buvau 7 minutėm pas Šventą Petrą. Pas mane buvo viena kraujagyslė, arterija buvo širdyje užsikimšusi 99%, o kita 95%. Ir tada aš, kiek suprantu, tą 99 pagaliau pasiekė 100% ir mane atjungė. Tas gyvenimas yra labai trapus. Tu tiesiog savimi pajauti, ant kiek visą tai gali greitai baigtis. Jeigu mes nieko nedarysim, po 5 minučių kelio atgal nebėra. Išgelbėjo pirmiausia žmogus, kuris mane pastebėjo, gaivino ir padėjo. Dažniausia klaida būtų negaivinti, kai to reikia. Ką valgyti, kad būtų ne tik sveika mūsų širdžiai, bet ir skanu, parodys mūsų šefė Julija. Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi nauja LRT laida ir aš šios vedėjas biomedicinos mokslų daktaras Tomas Vaičiūnas. Ši laida apie tai, kaip kasdieniai mūsų pasirinkimai, gyvensenos veiksniai, tai ką valgom, kiek judam, kokį turim socialinį ratą aplink save, kiek turim savo psichoemocinės higienos kasdienybėje lemia mūsų kasdienės savijautos ir geros sveikatos. O jeigu vis dėlto jau susiduriam su sveikatos iššūkiais, kaip tai gali padėti mažinti turimą simptomatiką arba atskirais atvejais netgi prisidėti prie efektyvesnio gydymo. Šiandienos istorija atkeliauja iš politologo Ainiaus Lašo lūpų. Jo širdis neplakė net 7 minutės, ištiko labai grėsminga būklė – infarktas. Ką tokiu atveju daryti, ypatingai jeigu tai pamatėme viešoje vietoje? Kaip greitai reaguoti, kokias priemonės pasitelkti ir ką kiekvienas iš mūsų, kaip pilietis, privalom žinoti ir kokia pagalba gali būti suteikta tam, kad būtų išgelbėta kito gyvybė. Esu Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas. Ir prieš gerus metus buvau 7 minutėm pas Šventą Petrą. Kažkaip tai grįžau atgal dėl žmonių, kurie man padėjo. Nes tiesiog nukritau nuo dviračio žiemą važiuodamas, buvo infarktas, užsikimšusi viena arterija ir mane išjungė. Bet ženklų, kad turiu problemų su širdimi, buvo ne vienas. Visų pirma, mūsų giminėje, tų Lašų giminėje, praktiškai visi turi širdies problemų. Tai yra, mano tėvukas buvo šuntuotas, mano senelis mirė nuo infarkto irgi ir mano taip pat sveikata, bent jau cholesterolis buvo toksai ant ribos aukštutinės visada svyruodavo ir dėl to žinojau, kad turiu irgi tą patį paveldimumą ir tas pačias problemas. Bet kad būtų taip, kažkas ateitų ir tave papurtytų ir pasakytų, žiūrėk, jeigu tu taip dabar nedarysi arba tu nesimsi kažkokių drastiškų veiksmų, tai tau per 5 metus yra rizika, kad tu tiesiog mirsi. Tai taip nieks nekalbėjo man, niekados aš tokios žinutės nesu gavęs ir dėl to aš taip ir pasiklausai. Supranti, kad čia, reikia kažką daryti, tai darai, bet darai tai irgi su tokia pačia perspektyva, kaip ir girdi, kad ilgainiui reikia pasportuoti, reikia aktyviau, reikia maistą pasižiūrėti, reikia ten dar kažką pasižiūrėti. Aš visus metus, ar tai žiema būtų, ar vasara, važiuoju su dviračiu į darbą. Atsikeli, pavalgai, kadangi tuo metu buvo labai šalta, man atrodo apie -20, tai tiesiog atitinkamai apsirengiu, sėdu ant dviračio ir važiuoju iki traukinių stoties Vilniaus. Ir tada sėdu tiesiog į traukinį iki Kauno, o Kaune
dar 10 minučių iki darbo. Ten yra kitas dviratis. Pasiemu kitą dviratį iš stoties ir tada minu iki savo darbo. Tai vat taip ir atsitiko, kad Kaune bevažiuodamas palei Vytauto parką ten ir parkritau. Kaip suteikti pirmąją pagalbą, jei pamatome susmugusį žmogų ir nuo ko pradėti, patars pirmosios pagalbos ekspertas Mindaugas Grinevičius. Kaip atskirti, ar tai yra tiesiog sąmonės netekimas, ar tai sustoja širdis ir tai yra klinikinė mirtis. Šitoj situacijoje mes turim patikrinti kvėpavimą. Tai yra, dažnai filmuose rodoma, kad reikia ieškoti pulsą, ten kažkur tai kakle ar panašiai, bet stresinėse situacijose žiauriai nepatikimas dalykas. Dėl to paprastiems žmonėms, kaip jūs, kaip aš, rekomenduojama tikrinti kvėpavimą, nes tai yra pats patikimiausias būdas. Kaip dabar patikrinti, ar žmogus kvėpuoja ar nekvėpuoja? Nes jeigu jisai kvėpuoja, reiškia, jisai gyvas. Nes jis tiesiog apalpo, neteko sąmonės dėl kažkokių tai priežasčių. Jeigu jisai nekvėpuoja, vadinasi, jo širdis sustojo, tai yra klinikinė mirtis ir mums reikia greitai pradėti gaivinti. Tai kaip mes dabar tikrinam, kvėpuoja ar nekvėpuoja? Tai būdas yra labai paprastas. Pasiguldom mūsų nukentėjusių ant horizontalios padėties. Pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai atverti kvėpavimo takus. Ta mes darom, dedam vieną ranką ant kaktos, kitos rankos 3 pirštus įstatom ir atlošiam galvą. Tai yra svarbu padaryti, todėl kad be sąmonės esančiam žmogui liežuvio šaknis yra linkusi uždaryti kvėpavimo takus. Ir dabar jau mes galim tikrinti, kvėpuoja ar nekvėpuoja. Pridedu ausį prie burnos, vat šitaip, ir 10 sekundžių skiriu tam dalykui ir ką aš darau per tas 10 sekundžių. Aš žiūriu, ar krūtinės ląsta kilnojasi, aš bandau išgirsti, ar yra tas oro garsas man jausi pš, pš, pš. Ir taip pat bandau savo žandu pajusti, ar eina iš burnos šiltas oras. Atrodytų maždaug šitaip. Atlašiau, pasižiūrėjau, pridėjau ausį. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mes sakysim, kad žmogus kvėpuoja tik tada, kai mes per tas 10 sekundžių pagausim kelis tokius ciklus. Įkvėpė, iškvėpė. Įkvėpė, iškvėpė. Tada aš užskaitau, kad žmogus kvėpuoja. Pas mane buvo viena kraujagyslė, arterija buvo širdyje užsikimšusi 99%, o kita 95%. Ir tada aš, kiek suprantu, tą 99 pagaliau pasiekė 100% ir mane atjungė. Pirmiausia, aš turiu pasakyti, kad išgelbėjo tai ne mano ten sveikatos kažkokiais įdirbis ankstesnis, bet pirmiausia žmogus, kuris mane pastebėjo, kai aš nukritau, iškvietė greitąją, gaivino ir padėjo. Aš įsivaizduoju, kad dar porą minučių ir jeigu to žmogaus nebūtų buvę, arba tas būtų kažkoks kitas žmogus, kuris nesuprastų, kas čia vyksta, ar tiesiog praignoruotų, taip, aš abejoju, ar būčiau jau sugrįžęs atgal į gyvenimą. Pakankamai retai pasitaiko taip, kad, tarkim, žmogui infarktas, klinikinė mirtis, mes pradėjom gaivinti ir ten po kažkokio to laiko gaivinimo žmogus atsimerkia, pažiūri į mus, sako ačiū ir istorija tom baigėsi. Paprastai taip nebūna. Mes tengiamės dirbti vietoj širdies ir vietoj to žmogaus plaučių. Tai yra, mes krūtinės spaudimus darydami, mes suplojam mūsų nukentėjusio širdį į blynelį, išstumėm iš jos šiek tiek kraujo, šitas kraujas keliauja link smegenų ir maitina smegenis. Nes jeigu mes nieko nedarysim, po 5 minučių nuo širdies sustojimo, mūsų smegenų ląstelės mūsų nukentėjusios smegenų ląstelės pradeda žūti ir kelio atgal nebėra. Greitoji atvažiuos po 10, po 15 minučių, gaivins, prijungs visokius moderniausius aparatus, bet smegenys jau žuvę. Širdį paleisim, bet laikas jau praėjo. Tai dėl to mes gaivinam ne tam, kad atgaivintumėm, bet tam, kad laimėti papildomai laiko, kad kai atvažiuos greitoji, smegenys būtų sveikos, gyvos, pamaitintos krauju ir jau visą tai, ką darys greitoji, grąžintų žmogų vėl į gyvybę. Infarktas aš ją suprantu kaip tam tikrą lėtinę ligą. Tai ta prasme lėtinė, kad tai neįvyksta tiesiog kažkas tokio staigaus,
o tai akumuliuojasi per laiką. Tas lėtumas iš vienos pusės kaip ir geras dalykas, kad tu gali kažką su tuo padaryti, išsispręsti tą problemą, bet iš kitos pusės jis pakankamai apgaulingas ta prasme, kad tai nereikia daryti dabar ir tu gali ignoruoti, kurį laiką ignoruoti tiesiog, nes tu nejauti labai kažkokiu tai simptomų aiškių ir va sau gali tempti. Nuėjo pas kardiologus, pasidarė ten tų kraujagyslių tyrimus, pasižiūrėjo, kiek jos yra užkimštos ir kai kurie pradėjo gerti vaistus, nes suprato, kad tiesiog nėra kur tempti. Aš esu mokslininkė. Tuo metu moksliniai tyrimai rodė, kad labai svarbu nevalgyti būtent gyvulinės kilmės baltymo. Ir kažkaip, kai atsitiko Einiui infarktas, tai iš tikrųjų mane labai sustabdė Bėžiuose, nes man atrodė, kad mes darėm viską, kad to nebūtų. Nes mes žinojom jo genetinę istoriją, mes žinojom, kad jis linkęs yra į širdies ligas. Ir kai infarktas įvyko, mane tai labai sukrėtė iš tikrųjų. Ir aš pradėjau galvoju, gerai, galbūt man vėl iš naujo reikia pasidomėti, kodėl tai galėjo įvykti, nors mes visą tai padarėm. Ir atnaujinau savo mokslinės žinias ir dabar, man atrodo, ir kaip mes pakeitėm, kad svarbiausia yra ne tai, kad tu turi kažką išimti iš savo raciono, kaip, pavyzdžiui, gyvulinės kilmės baltymą, bet labai svarbu koncentruotis, kad maistas būtų kuo paprastesnis, kuo mažiau perdirbtas ir tame ir yra sveikata, kad tu valgai tikrą maistą, neperdirbtą maistą. O baltymas ar ateina iš gyvulio ar iš augalo, tai yra antraeilis dalykas ir tiesiog pasirinkimo klausimas. Susmuko žmogus ir ką mums jo daryti? Eidamas aš turbūt iš karto žiūrėčiau, o kas ten vyksta, jis guli ramiai ar jis juda. Nes jeigu mūsų pilietis nukritęs ant žemės, mūsų nukentėjusysis juda, kažką sako, murma, keikiasi, besikeikiantis nukentėjusysis yra labai gerai. Nes jisai yra, jeigu žmogus keikiasi, jis yra gyvas, jis yra sąmoningas, jisai kvėpuoja, super, tobulas nukentėjusysis. Tačiau visai kita situacija, jeigu mūsų nukentėjusysis guli ant žemės kaip rastas, nejuda, nesikeikia, nejudina rankų, kojų, tiesiog guli. Tada man dėl jo darosi išties neramu. Aš nežinau, jis gyvas, miręs ir tam, kad suprasti gyvas jis ar miręs, pradėkim nuo to, aš turiu pasitikrinti kvėpavimą. Tai aš aišku pribėgęs pirmiausia sakysiu, ponė, kas nutiko, kaip jaučiatės? Reakcijos jokios nėra, žmogus akivaizdžiai be sąmonės, aš tada einu prie kvėpavimo tikrinimo, atlošiau galvą, pražiodžiu burną apžiūrėjau. Nekvėpuoja, suprantam, kad žmogus yra klinikiniai mirti ir kiekviena sekundė svarbi. Tai šitoj situacijai pabandykime darbinti žmonės, kurie yra aplinkui. Ir jeigu esat, pavyzdžiui, pastate kažkur tai, vėlgi, N aukštų pastatas, greitoji jūsų niekada nesuras. Siųskit žmogų prie kažkokio įėjimo, prie kažkurios vietos, kuris manot, kad greitoji atvažiuos. Pavyzdžiui, esat parke. Aš nežinau, ar greitoji važiuos į parką. Net pagalvokit, kur greitoji gali privažiuoti, siųskit žmogų, kad atvestų, palydėtų, sutaupysit daug laiko. Ir dar vienas variantas, jeigu žinot, kad šalia yra defibriliatorius kažkur, tai, tarkim, artimiausiai parduotuviai, kur perkat pieną ir duoną, matėt ant sienos dėžę su defibriliatoriumi ir ta parduotuvė už 200 metrų. Pasiūskit kokį bernioką atnešti to defibriliatorius, nes jums jo tikrai prireiks. Padarykite greitai per kelias sekundės, nes viskas, sekundės yra svarbios ir toliau jau griebiam gaivinimą. Dabar kaip pats gaivinimas atrodytų? Tai pirmas dalykas, kurį mes darom, mes pradedam nuo krūtinės ląstos paspaudimo. Tai mes spausim krūtinkaulio apatinę dalį, kaip ją surasti. Tai tarp mano pirštų šitas kaulas yra krūtinkaulis, toliau čia nuo jo prisijungia yra šonkauliai. Tai mes spausim krūtinkaulį, krūtinkaulis spaus širdį ir tokiu būdu mes darysim krūtinės ląstos paspaudimus. Paspaudimus darysiu šitą
dalimi, ne pirštais, ne visų delnų, bet būtent delno pagrindu. Taip. Ir toliau vertikaliai visų savo kūno svoriu, užgulęs tiesiom rankom iš pečių juostos, darysiu paspaudimus. Tai mes darysim paspaudimus tokiu dažniu 100-120 kartų per minutę. Nu, įsivaizduokit tokią disko dainą arba tokius greitus ant kalno mūrai. Viens, pakankamai greitų ritmų. Ir kiek reikia paspausti gilyn? Apie 5 cm. Ir darom 30 paspaudimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 paspaudimų. Dabar sekantis dalykas, ką turėtumėm padaryti, tai yra įpūsti orą. Tai kalbant apie įpūtimus oro, tai tas vienas scenarijus, kai mes pažįstam žmogų, nebijom, galim ir mokam pūsti, mes tiesiog pučiam ir nesukam galvos. Antrasis scenarijus, taigi turim kaukę, kuri padeda mums apsisaugoti nuo nukentėjusio seilių ir panašiai. Ir trečias scenarijus, jeigu mes vis tik nesijaučiam saugus, bijom, nedrąsu arba nemokam įpūsti oro, galigi būti ir taip, tai mes tų įpūtimų tiesiog nedarom. Tai yra mes tiesiog be perstojo darom krūtinės ląstos paspaudimus ir apie įpūtimus net negalvojam. Tai galbūt nebus pats optimaliausias variantas, bet bus tikrai daug geriau negu pastovėti, pažiūrėti ir nieko nedaryti. Tai vat mes jau atlikom 30 krūtinės ląstos paspaudimų. Sekantis mūsų veiksmas yra oro įpūtimai. Vėlgi, taip pat kaip ir tikrinam kvėpavimą. Imam pirštą ant kaktos, atlošiam galvą, užspaudžiu nosį ir darau įpūtimus. 2 įpūtimai ir jų metu aš šnairuoju į krūtinės ląstą, nes aš turiu matyti, jinai pakyla ar nepakyla. Nes jeigu aš įpūtimo metu krūtinės ląsta pakilo, vadinasi, aš įpūčiau gerai. Jeigu jinai nepakilo, vadinasi, įpūtimas nebuvo veiksmingas. Ir važiuojam toliau. Tai kaip matėte, užtrukom porą sekundžių, per kurias aš atlošiau galvą, užspaudžiau nosį, labai svarbu, nes daug kas pamiršta, kad reikia užspausti nosį, nes kaip aš pūsiu per burną, šis per nosį, padariau 2 greitus įpūtimus, pamačiau, kad krūtinės ląsta kilstelėjo įpūtimo metu, teisingai, ir toliau grįžtam prie krūtinės ląstos paspaudimų. Ir ritmas mūsų toliau viso darbo yra 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. 30 paspaudimų, 2 įpūtimai. Ir taip judėsim tol, kol atvažiuos greitoji arba kol atneš defibriliatorių ir defibriliuosim ir panašiai. 32, 32, 32. Gaivinimas, net jeigu jis ir nebus visiškai kokybiškas, tobulas, tai vis tiek yra daug geriau negu tiesiog negaivinti ir nieko nedaryti. Jeigu aš galvoju bent jau apie 3 dalykus, kurie man atrodo būtų labai svarbus, norint išvengti infarkto arba suvaldyti tą riziką, tai aš sakyčiau, jie man yra 3. Vienas, tai kad ir kokioj tu formoj besi, ką tu bedarytum, nueik pasitikrink. Pasitikrink, nueik pas gydytoją, pas kardiologą, išsitirk, pasidaryk visus reikiamus tyrimus, ypač jeigu tu turi jau kažkokį paveldimumą problematišką. Vietoj to, kad gyvent kažkokiam rūke ir įsivaizduot, kaip tu įsivaizduoji savo tą būklę, tai daug geriau nueiti ir pasižiūrėti, kokia jinai yra faktinė ta būklė. Vienas. Antras dalykas, tai yra aktyvus gyvenimo būdas. Jisai vienas dalykas ne tik, kad sustabdo kažkokią tai ligos ten progresavimą ar tą riziką suvaldo, bet bendrai tu daug geriau jautiesi. Šiaip tiesiog kasdieną atsikėlus geriau jautiesi, netgi jeigu po to kažkas atsitinka, tu atsistatai greičiau. Man gydytojai irgi sako, kadangi pas tave fizinė būklė buvo tokia, kokia buvo, tu atsistatėjai po infarkto daug greičiau. Ir trečias, susižiūrėti, aišku, maistas tai yra tai, ką mes dedam į save kiekvieną dieną ir tai, ką mes valgom, aišku, irgi susiję ir su mūsų sveikata tiesiogiai. Dar kas pasikeitė ir va čia tas toksai, gal jis toks minkštesnis, bet apribojimas. Aš anksčiau labai mėgdavau naktinėti, o tai yra labai blogai. Ta prasme, kai tu neįsimiegi ir tas 7-8 valandų ciklo, jeigu nėra,
tai tada, tai labai sekina organizmą, tu tiesiog nepailsi, neatsistatai ir tai ilgainiui kenkia. Tai vat čia dar vienas iš tų irgi priežasčių turbūt, kuri prisidėjo man prie infarkto, kad aš būdavo, tokie ateidavo bangos, kai aš tiesiog nemiegu arba per mažai, gerokai per mažai miegu. Aš šiaip toks biški neurotikas, kaip žmogus. Tai pas mane toks biški tokia manija pastovi yra. Tai vienintelė vieta, aišku, be sporto, vienintelė vieta, kur aš išsikraunu ir nusiraminu, tai yra kažkokie žemės darbai. Į daržą nueinu, pasiknisu, suleidžiu rankas į žemę ir man tiesiog nuima tą visą stresą. Aš jaučiu, kaip aš pailsiu ir nusiraminu. Tas gyvenimas yra labai trapus. Tai kartojasi dažnai, ar net tie žodžiai yra kartojami labai dažnai. Bet, tu tiesiog savimi pajauti, ant kiek visą tai gali greitai baigtis. Ir tada, aišku, tu dar kartą pergalvoji ir perpurtai tai, o aš tai, ką aš darau, ar tai turi kažkokią prasmę man dabar, nes tas dabar ir yra labai svarbus, nes rytoj tu nežinai, ar būsi. Širdies ir kraujagyslių ligos jaunėja Lietuvoje ir į tą būtina atkreipti dėmesį. Šiandien būtina atkreipti dėmesį į tai, ypatingai jeigu esame vyresni kaip 40 metų amžiaus, į Lietuvoje taikomas profilaktinės programas. Tai yra puikiai prevencinė priemonė ankstyvoje stadijoje identifikuoti rizikos veiksnius, o jeigu jau ir turime nukrypimus nuo fiziologinių normų, tinkamai pritaikyti gydymo metodus. Ką galim padaryti jau šiandien, tai yra kiekvieną dieną atkreipti dėmesį į savo patiriamo streso tiek išorinę, tiek vidinį įveikos formas. Vieni taikom gilaus kvėpavimo pratimus, tai yra diafragminį kvėpavimą. Kitiems galbūt tinka įvairios fizinio aktyvumo formos, kaip joga, tai chi, cigūnas. Visos tos priemonės yra puikiai prieinamos ir taikomos, jeigu jums turi teigiamą poveikį. Didelis dėmesys kasdieniam judėjimui. Turime skirti per dieną bent iki 45 minučių mažo arba vidutinio intensyvumo fiziniam krūviui. Bet koks fizinis judėjimas yra kur kas sveikiau nei nejudėti. Nemenkas dėmesys 21 amžiaus žmogui turėtų būti skiriamas miego ir darbo higienai. Kitaip sakant, jeigu užtikriname tinkamą ir pakankamą poilsį paros eigoje, mažiname kardiovaskulinių ligų riziką net iki 30%. Šalia 4 kertinių gyvensenos veiksnių vis dėlto didžioji dalis klinikinių tyrimų ir gerųjų klinikinių praktikų atskleidžia, jog mitybos įpročiai turi liūto dalį gerųjų pasekmių. Turime atkreipti dėmesį į tai, ką dedame į kasdienės mitybos racioną, kas yra mūsų lėkštės turinyje per pusryčius, pietus ir vakarienę, kaip formuojame užkandžiavimo įpročius ir kokius maisto produktus ir jų grupės mes pasirenkame, siekdami geriausiai įmanomą rezultatą. Ką valgyti, kad būtų ne tik sveika mūsų širdžiai, bet ir skanu, parodys mūsų šefė Julija. Sveiki, aš esu Julija ir šiandien aš parodysiu, kaip skaniai suvalgyti morkas. Salotų paruošimą pradėkime nuo rūkalos. Praturtinkime salotas sveikais augaliniais baltymais. Aš renkuosi lęšius. Galite rinktis ir avinžirnius. Stenkitės paįvairinti savo lėkštę įvairiais produktais ir pasirinkti skirtingas morkų spalvas. Dažnai bijome naudoti salotose šviežią svogūną, tačiau jeigu pabandytumėt smulkiai papjaustyti šalotinį svogūną, atkreiptumėt dėmesį, kad jisai turi saldumo ir labai gerai dera su morkomis. Šioms salotoms naudosiu džiovintus abrikosus, tam, kad suteikti saldumo. Visi džiovinti vaisiai prieš naudojant juos patiekaluose turėtų būti gerai nuplauti arba pamirkyti.
Gerų salotų paslaptis yra skanus ir gardus padažas. Įpilsime šiek tiek citrinos sulčio apie valgomąjį šaukštą, truputėlis klevų sirupo arba medaus, alyvuogių aliejus, dižono garstyčios, šiek tiek druskos, šviežiai maltų pipirų ir šaukštelis vandens. Salotas labai rekomenduoju užbaigti riešutais arba sėklomis. Taip jūs praturtinsit salotas geraisiais riebalais. Ačiū, kad šiandien savo laiką praleidotės kartu su mumis. Iki kito susitikimo kitoje laidoje.